Augintinių studija. Laidą Augintinių studija pristato Simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ekspertai teigia, kad šunų ir kačių maisto pramonė išgyvena reikšmingus pokyčius. Ir ne todėl, kad šunims atsibodo mėsa, o siekiant atrasti labiau aplinkai draugiškus būdus pamaitinti mūsų keturkojus draugus. Kaip keičiasi ir artimiausiu metu keisis augintinių pašaras, kaip keturkojai reaguoja į jų racioną vis dažniau įtraukiamus vabzdžius. Apie visą tai šiandien kalbėsime su bendrovės Kaivana direktoriumi Algirdu Gelžiniu. Sveiki. Labadiena. Na, prieš 20 metų dar visiškai buvo įprasta šunis šerti maistu nuo stalo. Kitaip tariant, tuo, kas atliko, arba tiesiog išverdant košę ir ten įdedant mėsos gabaliukus. Ar keičiasi tendencijas? Iš principo nieko nėra blogo ir nuo stalo, jeigu tu žinai, ką galima duoti. Nes, pavyzdžiui, yra daržovės, kažkokie tai atliekos daržovių, ten morkos, dar kažkas, kas yra visiškai tinkama gyvūnui ir tikrai galima atiduoti. Bet visas maistas, kuris yra jau su prieskoniais, su visokiais papildais, jau kaip pagaminta žmogui, tai tas erzina šunio virškinamąjį traktą ir gali būti, kad šauks kažkokiu tai uždegiminį procesą, dar kažką. Tai reikia labai žinoti, ką galima duoti ir ko neduoti. Ir kokias atliekas galima duoti šuniui nuo stalo ir kokias negalima duoti. Tai jeigu šitą žinom, tai čia nėra tų raudonų linijų. Dar vienas dalykas, tai mano manimu, kad apie 80% raciono vis dėlto turėtų būti skirto specialiai šuniui, kad jisai gautų. O paskui visokių skanėstų, ten kas liko nuo stalo, ar ten dar kažkas, tai tikrai nieko nestiks, jeigu mes paduosim. Bet tai turėtų sudaryti kelis procentus viso raciono, ar ne? Čia toksai, vėlgi labai neįmanoma tiksliai nustatyti, sakysim, kiek ko galima duoti. Aš tik tai sakyčiau taip, kad jeigu produktas nesuprieskoniuotas, nieko nepadaryta jam, kad ir ta mėsos gabaliukas arba ten išpjova kažkokia, ne, kaip tvarkom žmonės savo daro patiekalus kažkokius ir lieka tos mėsos kažkokios, kur yra žalia ir ten sausgyslės kažkokios, tai pavyzdžiui, yra idealu šunį atiduoti ir tikrai jokio, jeigu tas šuva yra pratęs, aišku, prie žalių produktų, tai kad tiesiog juos atiduoti ir čia tikrai jokios tragedijos nėra, čia netgi geras dalykas. Dar maždaug prieš 5-6 metus man pačiai teko girdėti tokią nuomonę, kaip tu gali savo šuniui duoti fabrikinį tą maistą, sausą arba šlapį, juk tu nežinai, kas ten sumalta. Na, daug mitų visokių, ar ne, yra. Dar susidurėt su tokiu požiūriu, ar ne? Ar žmonės pasitikė jau? Vieni, kurie yra viskuo pasitikė, daugiau dalykų pasitikė gyvenime, tai naujovėm visokiais dalykais ir jie neturi to savyje tokio jausmo, kad visur juos nori apgauti visi aplinkui. Tai tiem žmonėm ir ne problema, bet aš manau, kad tų žmonių ir yra 80%. Dėl to, jeigu žiūrėsim skaičius, tai yra didžiuliai skaičiai jau pagaminto šunų maisto, specialiai pagaminto šunų maisto pardavimai Europoje, galim tokį skaičių pasakyti, kad yra ne mažiau kaip 1000 sunkvežimių kasdien yra suvalgoma mūsų keturkojų draugų Europoje. Europoje plačiuoju mastu, tai reiškia iki Japonijos krantų Europą, taip įvardinama. Bet tai yra didžiuliai kiekiai jau paruošto maisto, nesvarbu, ar tai konservuotas, ar sausas, ar kitais principais pagamintas, bet tai yra didžiuliai, kiek tai reiškia pasitikėjimas yra didžiulis. Aišku, yra žmonių, kurie nieko nepasitikė, tai čia. Ar nuo maisto priklauso šuns katės savijauta ir gyvybingumas, energija? Tai susiję dalykai? Taip, tai kaip ir žmogui, tai gyvūnui tik tai viskas vyksta 7 kart greičiau. Ne 7 kart, bet taip. Nes juk ir senėjimas, mes žinom, kad jeigu gyvūno amžius maždaug skaičiuojamas šunio, pavyzdžiui, dauginti iš 7 reikia, jeigu kaip 1 metų šuva, tai kaip 7 metų vaikas, tai reiškia visą apykaitą medžiagų, viskas vyksta žymiai greičiau, senėjimas irgi vyksta žymiai greičiau. Ir mes greičiau pamatom, jeigu maistas netinka, ar ne? Šunį, jeigu gyvūnas yra maitinamas neteisingai, sakysim, netinkamai arba negauna kažkokių medžiagų, dar kažkas, tai viskas žymiai greičiau išlenda negu kad žmogui. Kaip išlenda? Kaip pamatyti, kaip suprasti, kad tas maistas, kurį aš duodu savo gyvūnui, jam visiškai netinka, kokie būna požymiai? Taip.
Tai tie, kur greičiausia pasimato, tai viduriavimas. Tai nu, nesugebėjimas išmatos neformuotos arba, pavyzdžiui, jos nu, arba per kietos, arba per minkštas. Nu, Bet yra ir kitų požymių, ar ne? Pavyzdžiui, kailis. Tada jau kailis, sakysim, jau išlenda po kokio mėnesio, gali jeigu tai nėra alergija. Jeigu yra alergija, tai vėlgi labai greitai, ten 1-2 dienų laikotarpį, nu, mes matom alerginius požymius, bet akys, kailis, tada visa gyvūno kondicija, sakysim, jo svoris, koks jis turėtų būti, jis mažėja, jis didėja, jisai tunka, jisai kūsta, jisai visada alkanas arba jisai nenori valgyti. Labai greit viskas pasauginti. Aš žinau, kad yra gyvūnų, kurie ištisai šeriasi. Bet ar taip turėtų būti, ar tai rodo, kad iš tikrųjų jam parinktas netinkamas maistas? Nes kiek aš žinau, pataisykit, jeigu klystu, kad gyvūnas iš esmės turėtų taip rimtai šertis 2 kartus per metus ir jeigu šeriasi dažniau, tai jau yra ženklas, kad netinka maistas. Taip, galima sakyti ir taip, kad netinka maistas, bet dar vienas yra labai svarbus faktorius, kad gyvūnai, kadangi gyvena dabar su mumis, daugumoj ir labai šiltai. Tai reiškia, kad jeigu šeimininkas laiko namuose 23 laipsnius šilumos ir mes turim kokį nors ten, pavyzdžiui, labai plaukuotą augintinį ten. Husky. Nu, pavyzdžiui, husky jo. Ir jisai, tai vien dėl tos pačios priežasties, kad jam sutrinka tas tiesiog, jam reiktų pabūt lauke. Aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad turim 2 seseris Tibeto mastifus, tai jos šeriasi vieną mėnesį vidurvasarį. Nu, reiktų tik tai labai šukuot, labai stipriai kiekvieną dieną. O visus likusius ten mėnesius, ta prasme, pas juos labai didelis kailis, labai didelį, nu, ta prasme, beprotiško dydžio kailis ir nerasi nei vieno plauko niekur. Tai reiškia, kad, bet jos pusę dienos praleidžia lauke, pusę dienos, nu, naktį gyvena su mumis, nu, vakare ateina į namus. Tai čia 2 dalykai žaidžia. Taip. Buvimas lauke ir tinkamas maistas, ar ne? Taip. Bet jeigu tinkamas maistas, bet jeigu labai gyvūnas visą laiką trinasi namuose, šiltose patalpose, tai iš principo maistas neišspręs. Galima duoti papildų kažkokių, kurie ten stiprina tą plauką ir visą kitą, tai kažkiek padeda, bet neišsprendžia visiškai. Kokias jūs pastebite dažniausiai gyvūnų maitinimo klaidas? Ką žmonės daro dažniausiai ne taip? Peršeria? Taip. Aš įvardinčiau, čia pagrindinė yra, kad nes nutukusių gyvūnų ir dėl to, kad nutukimas kiek po to nutukimas pats iš savęs sukelia problemų, sakysim, veterinarijoje, nu, veterinarijos gydytojam, kad jam reikia tą reguliuoti svorį, tai čia pirmiausia yra problema. Bet aišku, yra ir dar tokie dalykai, kaip žmonės, nu, nepasirenka galbūt tinkamo maisto, neranda tinkamo maisto augintinį, nes iš principo gamintojų yra labai labai daug pasaulyje, labai skirtingos receptūros. Ir ne tik tai, ir kaina, tu ateini prie lentynos ir už tą patį kilogramą tu gali sumokėti nuo kelių eurų iki tikriausiai keliasdešimt, ar ne? Taip. Ir kaip žmogui išsirinkti? Turit kažkokių praktinių patarimų, nes aš kiekvieną kartą renkuosi tą viduriuką. Tikriausiai tai nėra tas rodiklis teisingas, koks turėtų būti teisingas rodiklis. Nu, reikia bandyti ir testuotis čia iš principo. Dar, aišku, lengvesnis, greitesnis kelias, kaip visada, yra tartis su kažkokiu žmogum, kuris supranta, tai reiškia arba veterinarijos gydytojas, arba veisėjai labai gerai yra. Jeigu jūs pirkot šuniuką iš veisėjų, tai jie irgi labai yra geri ekspertai. Gerai, tarkim, nutrūkęs ryšys su veisėjais. Ką skaityti man toje etiketėje? Ką ten rasti ir suprasti, kas yra gerai? Yra labai skirtinga, kad žmonės dažnai galvoja, kad, sakysim, ypač vyresnio amžiaus žmonės, kad jie daro tokią klaidą, kad iš pradžių perka labai pigų maistą, nu, kuriame iš principo beveik nėra gyvulinės kilmės produktų, vien tik tai augalinės kilmės, nes tai yra pigiau. Tik taip gali padaryti pigų maistą, tai dėdamas į pigiausią žaliavas. Tai reiškia, kas dar yra valgoma, tai grūdai, ten, nu, tas, kas yra pigu. Bet maistas skaitosi, bet pigu. Bulvės, grūdai, ten dar kažkas. Tai
tai jie šeria tokiu maistu, pavyzdžiui, šuniuką 5-8 metus. Tada jiem galbūt padidino pensiją, arba ten vaikai padovanojo pinigų gimtadienį, dar kažką, tai arba tada nuėjo į parduotuvę ir nupirko maisto, kuriame, pavyzdžiui, yra 80% gyvulinės kilmės žaliavos. O prieš tai buvo, pavyzdžiui, 5% arba 10%. Tai jūs įsivaizduokit, kad jūs, pavyzdžiui, pusę savo gyvenimo valgėt visą laiką tik blynus ir košes, ir vieną dieną jums tokia šventė, kad jūs valgot tik tai kepsnius ir gausiai. Tai žarnyno uždegimas labai stiprus garantuotas visada. Ir tada žmogus labai nusivilia, supranta, kad tiek sumokėjo už tą gerą maistą jo manimu. Ir susargdino mano žmogų šitą šunį. Susargdino mano šunį ir tai šitoj vietoje yra didžiulė problema. Tai čia galim įvardinti kaip dar vieną maitinimo klaidą, ar ne, kad kai žmogus keičia pašarą gyvūnui, tą reikia daryti labai palaipsniui, ar ne, pereiti nuo, tarkim, vienos kategorijos prie kitos. Tai yra 10, kaip skaitosi, jeigu kardinaliai skiriasi pašarų sudėtis, tai reikia labai daug laiko, nes iš principo net nežinau, gal net iš vis nereiktų keisti, taip jau jeigu gyvūnas yra, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, tikrai nekeiščiau, kad į tą, bet jeigu yra tai jaunas, normalus gyvūnas, sveikas, tai tada 10 dienų skaitosi, kad pirmą dieną 90% seno, 10% naujo. Ir taip 20, 80, 30, 70, taip po truputėlį pereinam per 10 dienų tas toksai. Pereinamasis laikotarpis. Bet mes tokį paėmėm labai kardinalų pavyzdį, o imam vidutinį, ar ne, šeimininką, kuris štai įsigijo augintinį ir dabar stovi prie lentynos, ką jam toj etiketėj skaityti, koks maistas yra geras, kiek ten ko turėtų sudėty būti. Pirmiausia, reiktų pasižiūrėti kainą. Kaina turėtų atitikti jūsų biudžetą, kad nebūtų taip, kad jūs pirksit kaip ir brangesnį, negu jums iš tikro, negu jūs galit pirkti maistą. Tai pasižiūrit savo kainų lygmenį ir tada jau reikia skaityti etiketės. Geriausi ingredientai tai yra gyvulinės kilmės, baltymai, riebalai, ir vienu žodžiu, kuo daugiau gyvulinės kilmės produktų maiste, tuo jis yra vertingesnis. Kiek mažiausiai turėtų sudaryti gyvulinės kilmės? Mažiausia normalūs, jau sakykim, tokie kaip premium maistai, kurie iš tikrųjų gali užtikrinti augintinio gerą išvaizdą, sveikatą, ilgamžiškumą, tai yra nuo nemažiau negu 30% turėtų būti gyvulinės kilmės produktai maiste jau. Bet čia minimalus yra toks kiekis. Galiu pasakyti, kad geriausi maistai pasaulyje įvertinti, ten turi 90 ir net 95% gyvulinės kilmės ir ten lieka tik tai vaisiai, daržovės, spanguolės kažkokios, tas, kas yra miške iš principo. Ir tai žmonės labai galvoja, kad neverta pirkti tokio brangaus maisto, bet vėlgi galiu pasakyti pavyzdį, kad 45 kg, pavyzdžiui, sveriančiam šuniui to gero, labai labai gero maisto reikia tik tai 100-150 gramų parai. Tai jau aš nekalbu apie tai, kad jeigu jūs dar turit mieste gyvena, tai reikia jums surinkti savo augintinio kakučius, tai jūs bent jau šito veiksmo labai retai darysit, dėl to, kad tai įsisavina gerai. Įsisavinimas geras ir užtenka, tada pas šunį atsiranda tas sotumo jausmas, organizmas tiesiog nesiunčia signalų, kad trūksta to ir to ir to ir nepuola viską ryti, papuolus bet kokiai situacijai. Kita tema, vabzdžiai, ar ne, apie ką norėjom pakalbėti, keičiasi ne tik šeimininkų įpročiai, bet ir gamintojai. Ką keičia iš tikrųjų iš esmės dabar gamintojai? Suprantu, kad jau vis daugiau į tą pašarą deda vabzdžių, ar ne? Tai nėra tokia tendencija, kad vis daugiau ir daugiau, bet iš principo vyksta testai tokie kaip ir. Yra gamintojų, kurie deda vien tik tai vabzdžių baltymą, kaip gyvulinės kilmės baltymą, 100%. Yra, kurie deda, Europoje yra nustatyta tokia taisyklė, kad jeigu tu dedi 14% nuo visų gyvulinės kilmės baltymų, 14% yra vabzdžiai iš vabzdžių baltymų, tai tu jau gali rašyti ant maišo, kad tai yra su vabzdžių baltymais. Tai tas 14% yra kaip tokia riba. Ir daugelis gamintojų tiesiog testuoja, bando tą miksuoti tą baltymą, vabzdžių baltymą, pavyzdžiui, su vištienas, su kitom rūšių baltymais gyvuliniais. Ir tiesiog žiūrisi, kaip tas veikia ir ar nėra jokių ten šalutinių poveikių, dar kažkas. Bet tas jau vyksta nuo
taip jau rimtai nuo kokių 19 metų ir daug gamintojų tą siūlo, daug žmonių jau perka ir jau yra skaičiuojama, kad apie planuojama iki 30 metų berods pasiekti 2 milijardų, kad būtų apyvarta iš vabzdžių, reiškia pašarus, kurie yra su vabzdžių baltymais, kad toks bus Europai, tokia apimtis pinigais parduodamo tokio pašaro. Kodėl prieita prie tos idėjos, kad į pašarą dėti vabzdžius? Nebeužtenka mėsos, per brangu tai užauginti? Kodėl? Netvaru? Taip, pirma, tai visur yra labai sudėtinga situacija, bet aišku, aš pasakyčiau, jeigu kaip juoką, pasakyčiau, kad jeigu žmonės neišmestų tiek daug maisto, neprisipirktų tiek daug, kaip mes žinom, apie trečdalis maisto yra išmetama. Labai daug, tikrai. Tai yra čia didžiulė problema, mes pamaitintume visus augintinius. Bet iš principo skaičiai yra tokie, kad apie 20% gyvulinės kilmės baltymų, kurie yra pagaminami žmonių maistui, nueina augintiniam. Tai reiškia augintinių maistų 20%, tai yra 5/5, tai yra žiauriai daug. Ir skirtingi šaltiniai sako skirtingai, kad pavyzdžiui, jeigu žiūrėt, kiek mums reiktų užauginti tai visai mėsai žemės ploto, kokio mums reiktų, tai reiktų kaip apie 1 arba 2 Didžiosios Britanijos ploto žemėje, kad pamaitinti visus tokios teritorijos, kad užauginti tą mėsą, ar ne? Taip. Tai jūs įsivaizduokite, kad mes tokią teritoriją galėtume paskirti, pavyzdžiui, miškui ar dar kažkur, tai kiek sugertų to CO2 ir visą kitą. Bet čia buvo pirminis motyvas, kodėl pradėti tuos vabzdžius. Nes iš principo Azijos šalyse jau seniai yra, žmonės valgo ir tai yra gerai, reikia tik tai žinot, kaip viską padaryti ir tai gyvūnams nėra naujiena jokia, jokiam gyvūnui, kad kirvabala, koks ar ten vilkas, ar ten dar kažkas, tikrai nėra jiem jokio naujiena ir tas baltymas yra tikrai tinkamas. Jeigu reikėtų įvardinti privalumus ir trūkumus šito baltymo vabzdžių, ar ne? Tai tinkamas skrandžiui gyvūnui, kaip jie reaguoja, jie mėgsta tą maistą, jie pajaučia tą skirtumą, jeigu yra pašaras su vabzdžiais, ar visiškai nieko nepajaučia? Dauguma tų vabzdžių, kurie, didžioji dalis dabar, kur šunų maistui daugiausiai naudojamas lervos, tai yra juodojo kareivio, taip vadinama lerva, nežinau kaip teisingai lietuviškai. Tai jinai ten, reiškia, tas maistas turi šiokio tokio riešutų skonio, ten, jis yra pakankamai kvapnus, patinka augintiniam ir iš tą vietą, kaip ir, sakysim, skonio klausimas yra visiškai neaktualus, nes jisai yra tiesiog skanus. Dabar, jeigu žiūrėti lygint su vabzdį, pavyzdžiui, lygint su kokia mėsa, sakysim, gyvulinė ar dar kažkas, tai pirmiausia antialerginė dalis. Tai reiškia, kad vabzdys kaip ir priskiriamas prie gyvulinės kilmės baltymų, bet kadangi tai yra naujas pakankamai mitybos, baltymas skirtas mitybai, tai šunys, katės, kurie turi alergijų įvairių, jų organizmai net pažįsta tai kaip alergenų. Kadangi alergijos yra tik nuo baltymų, tai gali būti nuo gyvulinės kilmės arba augalinės kilmės, bet tai yra baltymai. Kas sukelia. Tai alergiškiams gyvūnams tinka maistas? Ta prasme, kol kas tai yra viena iš svarbiausių savybių, kad tas baltymas nesukelia alergijų. Tai reiškia, kad jisai yra saugus naudojimui. Bet dabar yra vėl naujų visokių mokslinio atradimų ir kiekvienais metais, aišku, jų išlenda vis daugiau ir daugiau ir visi sako tą patį, kad dar per mažai laiko praėjo, ten 5, ten 8 metai, kad mes galėtume pasakyti tiksliai, bet iki šios dienos nėra absoliučiai jokių blogų dalykų, kas išlįstų, kad dėl naudojimų vabzdžių baltymų. Yra daug mitų vis dar, kaip jūs sakot, pakankamai tai naujas dalykas vabzdžiai gyvūnų mityboje. Vieną tokį radau, kad tas maistas neva tai su vabzdžiais yra brangesnis. Kaip yra iš tikrųjų? Teoriškai, kas yra, kai mes dabar turim, tai mes iš tikrųjų jį specialiai darom pigesnį. Bet realybėj jisai nėra pigesnis negu, nes nepakanka gamintojų, taip kol kas tai yra labai daug gamintojų, mes turim
Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje. Man atrodo, net Lietuvoje jau gamina, ne? Lietuvoje taip, su manim asmeniškai yra susisiekę gal 3 gamintojai, kurie sužinojo, kad mes turim tokį savo sortimente tokių šunų maistą. Ir jie parašė ir skambino ir mes tiesiog nukreipėm, ta prasme, suvedėm juos su mūsų gamintojais Europoje ir jie turi kontaktą ir manau, kad jie galės tiekti jiem tą. Bet tikrai yra ne vienas ir ne 2 Lietuvoje gamintojai, kurie, aišku, jie dar tik testuojasi, ne pilnu pajėgumu dirba, bet tikrai jau yra. Galima sakyti, kad pašaras su vabzdžiais tai toks ateities maistas, kurį galima drąsiai jau bandyti duoti savo gyvūnams, ar ne? Tikrai drąsiai. Ačiū Jums už pokalbį, už patarimus, už įžvalgas. Šiandien laidoje mes bendravome su bendrovės Kaivana direktoriumi Algirdu Gelžiniu. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū Jums. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Augintinių studija. Laidą Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.